Greita tiesa apie internetinį verslą, apie savo visokius uždarbius ir taip toliau. Realiai 99% žmonių išvis niekada nepradeda, nors ir labai nori galbūt, vien dėl to, kad žmonės galvoja, kad reikia žinot viską nuo iki. Aš turiu žinot visus metodus geriausius, naujausius, aš turiu žinot, kaip čia viskas veikia ir tada pradėsiu. Tu niekada gyvenime nepradėsi, nes nėra metodų, nėra. Yra pagrindinė informacija, basic, tos žinios, kurios daro 8% darbo. Jeigu tu supranti, kaip veikia verslo modelis, tau tai reikia daryti. Ten visokie slapti metodai, oi čia naujos metodas, oi čia tramparam. Čia yra tiesiog tuščias oras kalbos, čia yra japinimas, nieko tai nereiškia. Tau reikia tiesiog imti ir daryti. Ir čia yra tiesa. Tiek žmonių nori pradėti kažkokią veiklą, savo pinigus uždirbinėti ir taip toliau. Ir visi bijo, nes tipo, o čia man reikia viską žinoti ir tada jo galiu pradėti, tada bus ramu, jau žinau, kad man eisis ir taip toliau. Tu nieko nežinai, tau reikia tiesiog išsiaiškinti pagrindus, kaip viskas veikia, ten bet kuris verslo modelis, nesvarbu, aš organic dropshipping užsiemu. Viskas paprasta, tau reikia gero produkto, gero turinio ir gero šopo. 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos išmokti nėra taip sunku. Tu per savaitę pasimokysi, tu gali pradėti laisvai. Tai čia visiems internetinio verslo modeliams galioja ir žmonės tiesiog... Aš pradžiai irgi gal taip žiūrėjau, kad reikia čia viską žinot, bet nereikia tau nieko žinot, tu reikia imti ir daryti viskas. Jeigu gausi pagalbos iš kažko šone, žinai, tai iš vis super, bus idealu, tada greit pasieksi kažką. Bet šiaip tau tikrai nereikia visos informacijos yra begalė internete, tu gali visą dieną YouTube scrollinti ir žiūrėti ir tu, čia kaupiu informaciją, nieko tu nekaupi, tu niekada nepradėsi, tu čia save užsiciklini informacijos, kažkokio gavimo informacijos rate kažkokiam, kuris tave tik atitolina nuo rezultatų. Tu žinai basics ir tau reikia tik pradėti, viskas.